Ir įgyjus tai nėra, sakykime, teisės automobiliui vairuoti, ta kvalifikacija turi būti išlaikoma. Esmė yra efektas. Tu prašai efektų ant žemės. Tau nėra skirtumo, kas atskris. JTAC geriausiai išmano visų pajėgų rūšių naudojimo taktikas ir procedūras. Pilotų ir JTAC pasitikėjimas yra, sakyčiau, praktiškai beribis. Labadiena mūsų podcast'o žiūrovai. Šiandieną mes turime temą apie oro atakų valdymą. Labai svarbi tema ir šiandienos mūsų pašnekovai yra Sausumos pajėgų štabo operacijų skyriaus vyresnysis operacijų karininkas majoras Dulkė. Gerą dieną. Taip pačiai Daliau esi ir kvalifikuotas oro atakų vadovas. Taip, vis dar kvalifikuotas. Ir kitas pašnekovas mano kairėje yra specialiųjų operacijų pajėgų oro operacijų vadovas Martynas. Labadiena. Tai šiandieną, kaip minėjau, mes kalbėsime apie oro atakų valdymą ir iš esmės visur naudojamas terminas yra ne kiek dažniau mes naudojame savo darbę ne oro atakų vadovas, bet paprastai naudojame įsigalėjusią anglicizmą, vadiname juos JTAC'ais. Tai Daliau, klausimas pirmas būtų tau, kas yra JTAC'as apskritai? JTAC'as tai yra Joint Terminal Attack Controller. Tai yra kvalifikuotas karys, kuris yra pripažįstamas NATO šalyse ir gali valdyti orlaivius ir nurodyti orlaiviams numesti bombas taip lengvai arba atlikti kokius nors veiksmus, paprastai pasakant. Tai esminė funkcija yra stovint ant žemės, kažkur tai mūšio lauke, bendradarbiauti arba bendrauti su turimu kažkokiu tai orlaiviu. Taip. Ir nurodyti jam taikinį. Iš principo pagrindinė užduotis yra Meet Ground Force Commander's Intent arba įvykdyti tavo vado užduotį ir kad ir kokia ta užduotis būtų. Tai mes sukuriam sąlygas, kad tos užduotys būtų įvykdytos. Ir tai nebūtinai bombą numes. Gali būti tiesiog sukoordinuoti, kad sraigtasparniai atskristų oro erdvę, kad aprūpinimą atgabentų, kad išgabentų sužeistuosius oro erdvę sukoordinuoti. Tai mes viskas, kas susijęs su oru, iš principo mes tą ir atliekam pratybų metu. Didžiausia dalis yra planavimas, o ta fun dalis užima, kontroliuoti orlaivius, tai užima kokius 5%. Didžiausia dalis yra planavimas. O čia yra ir sunkiausia, ir ką labiausiai akcentuočiau. O kalbant apie JTAC'us, tai jų darbas yra pakankamai labai atsakingas, nes valdai orlaivius, kurie 100 milijonų kainuoja, 10 milijonų. Ir čia tikriausiai reikia turėti omeny, kad tai yra tikriausiai, apie tai ir toliau pakalbėsim, pakankamai sudėtinga pareigybė ir JTAC'ų arba kvalifikuotų JTAC'ų yra tampama ne tą pačią dieną, kai esi paskirtas į pareigas. Tai Martynai, galbūt galėtum papasakoti mums, kaip apskritai tampama yra JTAC'ų. Tai visų pirma, kad tapti JTAC'ų reikia pabaigti, tai mes kaip sakom, akredituotą oro žemę mokyklą arba JTAC'ų mokyklą. Akredituota tai reiškia tai, kad kas keletą metų reguliariai atvažiuoja iš aukščiausių vadoviečių tiek NATO, tiek JAV, įvertinti paties kurso programos dėstomų paskaitų ir suteikiamų įgūdžių. Tai vadinasi yra ribinis skaičius arba labai nedaug tų mokyklų, kuriuose galima tokią kvalifikaciją įgyti. Ir įgyjus tai nėra, sakykime, teisės automobiliui vairuoti, ta kvalifikacija turi būti išlaikoma. Ir kas pusę metų, sakykime, arba kas metus mes turime atlikti tam tikrą skaičių nurodytų užduočių, kad ta kvalifikacija vis dar galiotų, nekalbant apie jos kelimą ir įgūdžių papildymą specifinių, sakykime, to, ko reikėtų vykdant užduotis. Galbūt specialių operacijų JTAC'ų reikia vienokių šiek tiek įgūdžių, sausumos pajėgose esantiem JTAC'am reikia galbūt šiek tiek kitokių. Tai kurso trukmė grubiai yra, sakykime, 5-7 savaitės, priklauso šiek tiek nuo pačios mokyklos ir nuo to, į kokius įgūdžius jinai labiau orientuojasi. Ir jeigu mes kalbame apie mokyklas, kur jos yra? Čia Lietuvoje ar kažkur? Ne, Lietuvoje nėra ir nemanau, kad mes turėsime kažkada ateityje, nebent išvystymėsime labai kovinės oro pajėgas. Tai tokia artimiausia mokykla yra Lenkijoje, tada yra Slovenijoje, yra Italijoje, Vokietija turi, tačiau tai nėra taip, kad ta mokykla yra ir pasiskambini ir nusinti žmogų. Paprastai ta mokykla yra papuolama dvišalių sustarimų pagrindų. Mano turimais duomenimis Italijoje yra viena mokykla, į kurią gali tiesiog, jeigu yra vietų aplainti, sakykime, siūsti žmonės ir ten kaina yra grubiai apie 175-180 tūkstančių eurų už vieną kursantą. Ir minėjai įvykdai tam tikras užduotis per kvalifikaciją. Kokios tai užduotis? Tai iš esmės kvalifikacijos palaikymui yra tokie ketiniai kriterijai, tai yra anglų kalba
Tie, kas tarnauja kariuomenėje, žino STANAG reikalavimus, tai 3 lygis turi būti, yra profesionalus anglų kalbos naudojimas. Tada antras dalykas tai yra, sakykim, tai orlaivių valdymai arba kontrolės, kai mes vadinam, tai yra specifinis skaičius kontrolių ir tam tikros. Tai nereiškia, kad aš ten, jeigu turiu naikintuvą visą dieną virš savęs ir ten padariau 50 kontrolę, aš jau galiu būti kvalifikuotas. Ne velnio, nes reikia daryti ir su nuotoliniu stebėtoju, ir su tikrai šaudmenim, ir dieną, ir naktį, ir skirtingai tipų kontrolių yra, ir taip pat reikia daryti kontrolės ir su sraigtasparniais atakos, ne tik su fiksuotos sparnų orlaiviais. Tai yra išrašyti aiškiai reikalavimai. Ir trečias dalykas yra tos vadinamos individualios užduotis, esminės individualios užduotis, kurių yra 97-93. Ir mes jas turim visas įvykdyti per 12 mėnesių. Ir kas 18 mėnesių kiekvienas JTACas turi gauti įvertinimą, tai jam yra sukūriamas scenarius, ganėtinai kompleksinis, ir yra JTACas vertintas, yra, sakykime, aukščiausios kompetencijos JTACas, kur yra dar, sakykime, tokia vidinė mažytė kvalifikacija, vertinas pagal standartizuotą metodiką, tam tikras kriterijus, pasiremdamas, ar tas JTACas atlieka savo užduotis taip, kaip turėtų. Ir tos kontrolės, ką sakai, per kvalifikacinį egzaminą, jos yra vykdomos realiai su realiomis priemonės, nes, ta prasme, ne klasėje, ne kabinete sėdint, bet realiai turint orlaivį ir turint ginkluotę. Paprastai taip, nėra reikalavimo, kad būtinai būtų naudojama ginkluotė. Tai tas ir yra įdomu, kad, sakykime, mes kaip JTAC, kada mes dirbame scenariją, mes bet kada einam kontroliuoti, mes turim pasirengę vadinamą CONOPS arba Concept of Operations. Tai jame yra scenarius draugiškos pajėgos, priešiškos pajėgos. Ir net jeigu mes turim realius naikintuvus, tai visą laiką dar bus atsiras simuliuojama, sakykime, artilerijos vienetai, minosvaidžiai, sraigtasparniai, dronai ir taip toliau ir panašiai, tam, kad tą scenarių padaryti kompleksiškesnį. Tai mums iš esmės didelio skirtumo nėra, nes mes praeinam lygiai tos pačius žingsnius, lygiai tą patį thought process arba, nežinau, sprendimų priimimo procesą, taip kaip lyg tai būtų jie realūs ir tikri. Ir iš esmės jau pradėjom kalbėti apie skirtingus scenarijus, Daliau, tavęs turbūt norėčiau pasiteirauti. Dabar, jeigu mes kalbam apie JTACo darbą, jau ir pats turbūt palėtėjai, ar tai yra tiesiog, sraigtasparnio kokio nors su kroviniu nuvedimas iš taško A į tašką B, ar būna kažkokių kitokių kontrolės tipų? JTACų pagrindinis darbas vykdyti artimą oro paramą. Kas yra artima oro parama, tai angliškai tai fixed wing ar rotary wing action against hostiles in close proximity of friendly forces when detailed integration is required. Tai arba lietuviškai, tai kai iš principo naikintuvų arba sraigtasparnių veiksmai, kai detalus integravimas yra reikalingas, kai tu gali netyčia draugiškos pajėgas pažeisti, bet nepaveikti priešo arba kad nesukeltum pavojaus savo draugiškom pajėgom. Tai tu manevrą pasiimi, žiūri, ką manevras daro ir ką tavo vadelis nori pasiekti. Ir tavo pagrindinis tikslas maksimaliai, kuo daugiau pasiekti vado tikslų. Nėra taip, kad pats JTACas susigalvoja kažką, šiandien šaudysiu BRDM-us. Ne, taip nėra. Ir daug pratybų yra buvę, kai matai, sukasi šarvuočiai kažkur, bet tavo tikslas yra ne šarvuočius medžioti. Tavo vado tikslas yra surasti ar artilerijos sistemas, ar tankus, ar kokius įtvirtinimus. Pagal užduotį žiūri. Pirma dalis klausimų nušokau biškį. Patys kontrolės tipai galbūt labiau įdomus būtų, kokiu būdu jūs galite valdyti orlaivį. Taip, man tai galvoju, kaip dabar labai paprastai paaiškinti. Iš principo yra 3 kontrolės tipai, kai labai paprastai pasakius. Pirmas kontrolės tipas, kai tu matai taikinį ir lėktuvą ir tiesiog matai, kokiu kampu išeina, kad tai yra jau for sure safe. Tai čia šiuo atveju esi kažkur priekyje pozicijoje. Jo, priekinėse pozicijose. Antras kontrolės tipas, kai tu negali matyti taikinio arba lėktuvo, arba nei vieno iš jų ir iš principo gauni iš kažkur informaciją apie taikinį. Arba debesys tiesiog nematai lėktuvų. Tai tu gauni apie taikinį informaciją ir lėktuvui nurodai, kur tas taikinys yra ir tada įvykdai tą kontrolę. Trečias, kai duodi parametrus, tai yra, žiūrėk, šitas boksas, neutralizuok taikinius prioritetai. 1, 2, 3, tokį laiką, varyk. Ir duodi tą boksą ir jisai dirba nurodytą laiką ir raportuoja tau, kada engagementas arba naikinimas yra baigtas pagal kriterijus. Šitie 3 pagrindiniai kontrolės tipai ir kitas yra bomb on target arba bomb coordinate. Tai arba
užvedi piloto akis iš principo ant taikinio, kad jisai matytų, arba nurodai koordinatės ir jisai tos koordinatės meta. Čia šito vietoj svarbiausia, kad koordinatės būtų tikslios, nes kur nurodysi kokias koordinatės, ten ir nukris. Ir čia labai gerai palėtai užvedi piloto akis, tai kas yra tos akis, kaip jūs pats matote taikinį ir kaip mato pilotą? Tai nesvarbu, iš kur tu gauni informaciją apie taikinį. Tai gali būti priešakinis stebėtojas, gali būti pėstininkų būrio vadas ar skyriaus vadas tau nurodo, žiūrėk, šito vietoje yra, kaip pavyzdžiui, tankas, ne? Tu užsiplotinė žemėlapį, galbūt ir pats matai. Nesvarbu, iš kur tu gauni. UAV galbūt tau provaidina. Tu gauni koordinatės arba kur yra taikinys, užsiplotinė žemėlapį ir tada galvoji, kaip tam pilotui nurodyti, kad jisai tiksliai užsimestų arba užsivestų savo akis. Nebūtinai fizinė savo akis, gali būti podas sensorius, koksai piloto. Jisai, kai jau nurodai, kur yra tas taikinys, patvirtina, kad mato tą taikinį, dar porą konfirmatorių vietovės pasiėmė, kad būtent toj vietoje mes žiūrim ir tada bendras sutikimas, įsitikina JTAGas, kad apie tą taikinį yra kalba ir tada jau vykdomas naikinimas. Ir kokiu būdu jūs įsitikinate, kad matote tą taikinį? Konfirmatoriai iš principo. Kokiu kampu stovi taikinys, kas aplinkui yra, ką jisai atlieka tuo metu, kokią tu informaciją turi. Tai daug tų gali būti konfirmatorių. Stovėdami ant žemės, jūs turit galimybę matyti tą patį vaizdą, ką mato pilotas? Taip, tai mes galime matyti tą patį vaizdą, turim video įrangą, video downlinko įrangą ir iš principo, jeigu pilotas siunčia signalą iš savo sensoriaus, tai mes galim tą patį matyti. Raiška šiek tiek prastesnė, negu pilotas mato, dėl to, kad tiesiog bangos nesugeba tiek daug informacijos perteikti, bet mes matom iš principo tą patį, ką pilotas ir tai yra vienas iš metodų, kaip galima. Tiesiog sensorių vedžioju į kairę, į dešinę, o čia yra tavo taikinys, pilotas patvirtina mano taikinys ir tada jau naikinam taikinį. Mhm. Ir kad galėtumėt kokybiškai atlikti tą kontrolę, sakykime, jūs esate mūšio lauke, stovite ten kažkur priekį, matote taikinį, kokie darbo įrankiai apskritai reikalingi jums, kas padeda? Mes tai vadinam plug and play, kad ir ką tu turėtum ant žemės, tu sukuri planą, kaip tu tą įgyvendysi. Kokius įrankius mes turim, tai svarbiausiai, galbūt sakyčiau, yra vidielas, tas video downlinko įranga, kur galim priimti, taip pat laser target designatorius arba lazerinis žymeklis, su kuriuo galėtumėm žymėti taikinį ir užvesti lazerių vedamą bombą. Stebėjimų kameros, tai neįvardinsiu kokios tiksliai kameros, nežinau, ar galima iš tiesų. Suprantame. Stebėjimų kameros su tolimačiais. Iš principo labai naudinga įranga, bet visą laiką double checkinam arba patikrinam ant žemėlapio, ar teisingą informaciją rodo, nes magnetiniai laukai gali jas paveikti. Kas dar čia radio stotys, tai pirminis mūsų įrankis. Iš principo be radio stoties nieko tu nepadarysi. Ir su visa šitą įrangą, ko puikiausiai galim tiek dienos, tiek nakties metu veikti. Dar galbūt naktiniai air pointeriai, naktiniai žymekliai irgi yra pakankamai svarbus, kad nakties metu galėtumėm žymėti taikinius. Ir šitą įrangą žmonės ko puikiausiai gali dirbti dienos ir nakties metu. Bet pagrindinis galbūt akcentas pats JTAGas, tai įranga tai nėra kažkoks pajėgumas, tai turi būti integrali sistema. Tai jeigu, kaip pavyzdžiui, tu negauni informacijos, kada orlaivis ateina, negali susiplanuoti, ką darysi. Tai ta integrali sistema turėtų funkcionuoti ir ant žemės būnant laukuose, tai yra pakankamai sudėtingas procesas. Mhm. Ir jeigu jau kalbame apie patį orlaivio valdymą lauke, kaip atrodo, Martynai, pati kontrolė? Kaip tai skamba, ką darote? Tai sakykime, jeigu žiūrėti į mūsų doktrinės leidinius, yra patvirtintas 12 žingsnių artimos oro paramos vykdymo toksai griaučiai, sakykime, kuriuos reikėtų išlaikyti atliekant kontrolę. Tačiau šito pokalbio metu, manau, susidarė įspūdis, kad JTAGas nėra kažkoks, ten, sakykime, vieną vaistą skiriantis gydytas visom ligom. Tai iš esmės yra žmogus turintis plačią arba didelę įrankių dėžę ir pagal sąlygas, pagal orlaivį, pagal tai, kas ant žemės, pagal tai, koks oras, diena, naktis, žiema, vasara, jisai pasirenka labiausiai tinkantį variantą, kaip būtų galima pasiekti. Tai iš esmės kontrolė pati, kaip atrodo, tai viskas aišku, kad mums reikėtų užmegzti ryšį su orlaiviu. Tai gali būti tiek balso ryšys, tiek skaitmeninės, sakykime, žinutės.
tada turi būti tam tikros atpažinimo procedūros savas svetimas, kad nepradėti šnekėti su to, ko nereikėtų. Ir užtikrinti orlaivio saugumą. Pradžia yra, sakykim, tokia, kad priešiška oro gynyba, galbūt mūsų artilerija šaudo ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra pati pradžia, tas toks, sakykim, užmesgimas kontakto. O tada jau džentelmenų žaidimas prasideda, kai mes pradedam su orlaivio lakūnu dėliotis planą, tiksliau JTACas parengia planą ir pristato į orlaivio lakūną, kuriam nurodo, kokio tipo kontrolė bus, kokiu metodu mes atakuosim ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir yra vienas iš svarbių toks legalus dalykas, kad reikia būtinai išsiųsti, sakykime, atakos pranešimą, yra standartizuotos procedūros ryšio, tiek balsinė, tiek skaitmeninė, ir vėliau tas vadinamas akių užvedimas arba target correlation angliškai. Tai ir ten vėlgi yra krūva metodų, vėl kaip ir Dalius minėjo, ar tai akis užvesim, ar sensorių, ar radarą, ar tiesiog koordinates pateiksim ir taip toliau. Martynai, jeigu mes tada paimam kontrolės pradžią, kai darote pirminį susipažinimą su savo orlaiviu, kurį jūs gavote, ir momentą, pavadinkim, kai jau įvyksta efektas. Ten nukrito iššovė dar kažkas, kiek maždaug laiko tai tipiškai užtrunka? Yra kažkokie standartai? Standarto tokio nėra, nes kaip ir minėjau, labai viskas priklauso. Jeigu mes, sakykime, jeigu tu iš anksto turi koordinates, pakankamai geros kategorijos arba kokybės, tai tas gali užtrukti labai trumpai, ten, nežinau, 2 minutės ir 3 minutės priklausomai nuo orlaivio tipo, nuo to, kaip toli jisai yra, iš kokio atstumo atakuoja ir taip toliau. Jeigu mes kalbam apie sudėtingesnės situacijas, kada, sakykime, judi su draugiškom pajėgom, esi į tave šaudo, bandai susižiūrėti, kaip atsišaudyti atgal, susidėlioti, kur yra tavo draugiški, artilerija galbūt iškviesti tuo pačiu metu, viską susidėlioti su orlaiviu, atiduoti jam daugiau informacijos, galbūt kvieti artileriją tam, kad slopinti prieš lėktuvinį priešo gynybą, kad orlaiviui būtų saugu priartėti. Tai gali užtrukti gerokai ilgiau. Ir standarto vieno nėra, nes labai situacijos, nuo situacijos priklauso. Tas darbas ir žavus, kad 2 vienodų situacijų niekada nebus ir gerų JTACų, bent jau mano supratimo asmeninė, nei gimstama, nei tampama, galima šlifuoti šitus visus įgūdžius, kad ir 15-10 metų vis tiek visą laiką yra galima padaryti geriau, daugiau, greičiau. Ir šitame procese, ką paminėjai, draugiškos pajėgos, ten dekonfliktavimas galbūt su antžeminėm artilerinėm sistemom, kokie yra dar esminiai sunkumai, kad tinkamai suvaldyti situaciją? Iš esmės tai, sakykime, didžiausias sunkumas tai informacijos rauto praleidimas ir išsifiltravimas informacija, kuri tau yra aktuali, nes jos yra tikrai reikia daug sukomponuoti galvą. Toliau kitas dalykas yra labai svarbu 3D supratimas ir matymas, nes, sakykime, mes atsakom už viso mūšio valdymą oro erdvėje. Sakykime, ne tai, kad mūšio valdymą, bet už visą tai, kas vyksta oro erdvėje virš mūšio rajono. Tai tiek sraigtasparniai, tiek dronai, tiek orlaiviai ir artilerija, minosvaidžiai ir ką be sudėlios. Ir buvo labai įdomu iš mūsų CRC, Karmėlavos atvažiavę žmonės pas mus į pratybas ir jie sako, jūs nežinote, kur jūsų orlaiviai yra tam tikrų metų, kaip jūs juos galite valdyti. Nes jie yra įpratę žiūrėti ekraną ir matyti radaro duomenis. Tačiau, kada mes pradėjom truputėlį daugiau bendradarbiauti ir parodyti, kaip pas mus vyksta kokia dinamika, kaip greitai orlaiviai neria vieną šalia kito ir vėl kyla, sakykime, nuo 15-18 tūkstančių pėdų neria iki, sakykime, 5-8 ir vėl grįžta atgal, nors tuo pačiu metu žemiau virš jo sukasi kitas orlaivis. Tai jie suprato, kad neįmanoma to visko būtų sudėlioti žiūrint ekrano radaro, o visą tai yra pas mus galvoj. Tai nepamesti tų detalių, nepamiršti pasitikrinti, ar nepajudėjo draugiški, nepamiršti pasitikrinti, ar nepajudėjo priešiški padaliniai, pasitikrinti, ar nėra, sakykime, kažkokių objektų, kurių mes negalim pažeisti, ten bažnyčios, UNESCO paveldo, civiliai ir taip toliau. Tai, sakykime, tam visam kratinį bendros informacijos atrasti tvarką bendrą, tai tas yra sudėtingiausia. Ir pridėkim tai, kad jeigu naktis šalta, lyja, tu stovi baloj, į tave šaudo, tai prideda dar šiek tiek daugiau egzotikos visam šitai profesijai. Ir pradžioje mūsų pokalbė Martynas paminėjo apie reikalavimą jūsų kvalifikacijai profesionalios anglų kalbos. Tai iš to turbūt galima suprasti, kad jūs dirbat su įvairiais orlaiviais, įvairių šalių orlaiviais, Daliau. Taip, tai praktiškai
nėra skirtumo, kokios šalies orlaivis atskris. Ar tai ispanai, italai, prancūzai. Galbūt šiek tiek būna tų, sakyčiau, kalbos barjerų kartais. Nesupranti dialekto šiek tiek, ką pilotas šneka, tai, bet tą viską įsisprendžiam. Nes būna, kad atskrenda, pavyzdžiui, britų pilotas ir pradeda britų akcentų kalbėti. Žiūri į kitą džeitaką, jisai į tave, ką jisai čia pasakė, nieko nesupratau. Tada paprašai pakartot slowly ir tada viskas jau kaip iš pypkės eina. Nes jie įpratę dirbti su visom tautybėm, tie patys pilotai, jiem nėra skirtumo. NATO pasiekė tokį lygį, bent jau iš džeitakų pusės, galėčiau pasakyti, kad tau nėra skirtumo, kas atskrenda pas tave. Jie žino TTPs, kaip reikia dirbti, kokia tvarka yra, kokį pranešimą po kada gausi. Jeigu, tarkim, trūpsint kontekst situaciją, galbūt kažką praleisi, kad kuo greičiau tą efektą padaryti ant žemės. Bet tas pilotas žino, kad toks bendras susitarimas, tu jį maksimaliai laikysi saugiai, kiek tavo žinios leidžia. Ir nėra skirtumo. BPM-2 atskris. Jokio skirtumo. Tiesiog jisai aukščiau laikysi, daugiau bombų gali išmest. Atskris MQ-9 arba Reaperis, tas dronas. Jokio skirtumo. Tiesiog jisai galbūt lėčiau atskris į tavo rajoną. Gausi tą signalą, kai jisai yra už 50 jūrmylių ir toliau. Palaukti reikės ilgiau. Arba naikintuvai irgi. Tiesiog jie galbūt trumpiau kabos virš tavo galvos. Tu žinai, kad Harrieris turės 30 minučių su tavim dirbti. Tai tu kuo greičiau išmėtai visas Harrierio bombas, kad pasiekti efektus ir tada jau pradedi dirbti toliau su ilgiau kabančiais pajėgumais. Tai tas darbas to ir nuostabus. Nesvarbu, kas atskris, su visais tu gali surasti tą bendrą kalbą. Ar tai bus tas pašičinukas irgi. Tuodi laikykis ten, daryk tą, kuo puikiausiai laikosi procedūrų. Jokio skirtumo. Ir ar žinodami savo operacijos pobūdį, jūs pats pasirinkate lėktuvą, kažkokią ten priemonę, ar kaip jūs sužinote iš viskas pas jūs atskris? Esmė yra efektas. Tu prašai efektų ant žemės. Tau nėra skirtumo, kas atskris. Tu, kai siunti requestą oro paramos, tau svarbiausia, kad būtų efektas. Pavyzdžiui, tavo priešas yra tankai, prašai armor piercing, moving targets ir tada jau tau paskiria, ką jie turi savo pūlę. Nėra taip, kad rašai, man reikia F-35, nesvarbu, ką jie turi. Ne, tau reikia efekto ant žemės ir kas atskris, tas atskris, bet tau oro komponentas sudėlios taip, kad pagal tavo operaciją arba operacijos pobūdį tinkamiausia asetą, ką jie turi savo pūlę. Ir jeigu mes šiuo metu kalbam apie kvalifikacijos įgyjimą, tam kažkoks kursas, mokykla, treniruotės, Martynai, tavęs paklaus, norėčiau tarptautinės operacijos. Pati patirtis, ar jinai yra kitokia, negu mes čia treniruotėse darom pratybų metu? Patirtis tarptautinės operacijos ir, sakykime, tai, ką mes darom kasdieną, procedūriškai jinai nėra labai kitokia. Kiekvienas konfliktas turi tam tikrą rinkinį taisyklių, kas galima, kas negalim, kas ribojama, kas leidžiama. Tai galbūt gali būti, kad konflikte bus sumažinti kalibrai ginklų arba efektai. Tai iš esmės iš JTAC-o darbo perspektyvos, iš tai, ką jisai daro planavimo metu, vykdymo metu, tai nedaug kas skiriasi tik tai, sakykim, suvokiamos atsakomybės lygis, nes misijos metu pasakytas clear hot reiškia, kad kažkas turėtų mirti. Ir mūsų darbas užtikrinti, kad tas kažkas būtų tas, kas turi mirti, o ne atvirkščiai. Ir tas, kas turi, tai akivaizdžiai turi būti priešas, o ne, sakykime, civiliai, prašalaičiai ar nedaug dievė draugiškos pajėgos. Tai, sakykime, skirtumas yra toks. Ir dar kas iš, sakykime, misijų patirties truputėlį papildant dalių, dėl skirtumo ar yra ar nėra, ką kalbės kokiais orlaiviais, tai mes gal šiek tiek šiandien akcentuojamės į tą tokią efektus kinetinius, kai yra metomi šaudmenys, naudojamos bombos ir taip toliau, bet nemažiau aspektas yra svarbus tiek sensorių išnaudojimas protingas ir kad du sensoriai nežiūrėtų ten pat, tai čia irgi vienas iš JTAC-o darbo dalių, kitas dalykas integravimas netiesioginės ugnies į tos artilerijos į visą bendrą ugnies paramos planą ir trečias dar dalykas netgi, sakykime, tas pats elektroninės kovos, nes nemažai orlaivių šiandien skraido su tam vienokiam ar kitokiam elektroninės kovos galimybėm. Ir jau nekalbant apie tai, kad kuo toliau, tuo labiau technologijom vystantis ateina tos skaitmeninės
technologijas, kada mažiau kalbėsime ir daugiau siuntinėsime standartizuotas žinutės, taškus, prekus ir panašiai ir taip toliau. Ir jau pokalbio metu mes girdėjom daugybę įvairių pavadinimų. Bombonešis, Boeingas, Grauleris, dar kažkas. Kaip apskritai yra skirstomi lėktuvai, sraigtasparniai, tą patys, kuo skiriasi? Tai sraigtasparnis iš principo yra žemai skraidantis ir traktuojamas kaip manevrinis vienetas. Tai tu jam duodi įsakymus iš principo. Jeigu tau priskirta yra sraigtasparnių, kaip pavyzdžiui, kuopa, tu jam duodi mission type orders arba įsakymus. Žiūrėk, tavo užduotis yra tokia, galutinis rezultatas turi būti toks ir toks. Ir manevro žmonės arba G3 žmonės jiem duoda užduotis, jie vykdo tas užduotis. Naikintuvai iš principo jau eina viskas per JTACus, nes naikintuvui neduosi mission type orderio. Jisai sukasi greitai, sukasi aukštai, gali būti apie valandą plus minus laiko, priklauso nuo orlaivio tipo. Ir plus naikintuvai yra enemy centric. Tu juos kontroliuoji pagal enemy centric. Tai yra nurodį taikinio poziciją, užvedi tas akis ir beveik nekalbė apie draugiškas pajėgas. Jisai žino bendrą konopsą, bet kadangi aukštai sukasi, jam pakankamai sunku susidėlioti paveikslą, kur čia tie draugiški juda taip toliau, taip nuo priešo. Kur priešas yra, kur priešas. Krypties sumą nurodai savo draugiškų pajėgų ir viskas. Jam svarbiausia, kur yra priešas, greitai įsimes bombas ir skristi iš ten, kur galimas yra priešo oro gynybos pavojus. Ir tas yra nuostabu, kad gali ir su sraigtasparniais dirbti tą patį kesą. Čia skirtumo nėra, jie žino tas procedūras. Tačiau daug lengviau yra jiem duoti sraigtasparnę mission type orderį ir jie vykdo tą užduotį. Nereikia, jie skrenda žemai, su jais ryšiais pakankamai sudėtinga yra pagauti. Nuskrenda, įvykdo savo užduotį, grįžta, raportuoja, skrenda atgal. Tai skirtumo, koks naikintuvas ar sraigtasparnis, galbūt čia ir yra didžiausias, kad sraigtasparniai vykdo užduotis ir traktuojami iš principo kaip tankai, kaip manevrinis vienetas, o naikintuvai jau kaip asetas, kuriuo reikia kuo greičiau viską padaryti ir labai detaliai viską susiplanuoti. Ir jeigu mes kalbame apie amuniciją, Martynai, kokią amuniciją apskritai gali atsinešti orlaivis, kuris pas jūs atskrenda? Tai pagrindiniai turbūt labai nesileidžiantis į detalės, nes užtruktume turbūt labai ilgai. Tokios pagrindinės grupės paminėsiu. Taip iš esmės patrankos ir kulkosvaidžiai, sakykime, tas ir forward firing weapons. Tada būtų valdomos, nevaldomos raketos, vėl skirtingų dydžių, skirtingų kalibrų, pradedant nuo, sakykime, 2,75 colio ir viršų, baigiant Maverick raketą, sakykime, arba dar didesnė GSO. Toliau būtų bombos, vėlgi jų yra skirtingų dydžių, skirtingų tipų, valdomos, nevaldomos, valdomos lazerių, valdoma nuo koordinačių priklausomus, tai reiškia, kad į koordinates krentančios, arba gali kristi į koordinates, bet jeigu pašviesi lazerių, tada koreguosis į lazerio spindulį. Tai, sakykim, kalbant apie bombas, yra netgi sklendžiančios bombos, kurios gali būti naudojamos ten iš 50-60 ir toliau jūrmilių atstumu. Tai jūrmilė 1,8 km, tai matematika pasidarius galima pamatyti, kad netgi bombą galima išvystelt iš gana toli. Tai ko gero tokie pagrindiniai tipai ir, sakykim, paskutinis gal mados klyksmas arba tai, kur link juda, sakykime, ginkluotė, tai yra, nežinau net kaip lietuviškai pasakyti, iš tikrųjų, network enabled weapons. Tai yra tai, ką minėjau šiek tiek prieš tai, kad kalba apie skaitmeninės technologijas, kai mes jau, sakykime, nurodymus duodi ne lakūnui, o šaudmeniui, siūsdamas tam tikras standartizuotas skaitmeninės žinutės pagal tai, kas vyksta ant žemės. Ir jeigu mes turime operacijos plane, jūs kalbate apie kažkokį konkretų taikinį, jau esate identifikavę, į ką jūs taikotės, kas parenka pačią amuniciją ir jos panaudojimą? Ar pilotas, ar jūs kaip oro atakų vadovas? Iš esmės tai yra palikta spręsti JTACui, jeigu tai yra, sakykime, bendroji parama. Tam tikrais išskirtiniais atvejais misijos rajone gali būti, kas tam tikram taikiniui dėl nepageidaujamo sugriovimo aplinkui jau gali būti priskirtas ginklo tipas, tai jo didinti negali, tik tai mažinti, sakykim, jo efektų, bet iš principo bendraja prasme tai yra JTACo sprendimas. Ką mes dažnai mokom, tie, kas yra instruktoriai arba daugiau patirties turi, tai kad jeigu tu žinai, ką tu darai ir tu tikrai žinai ginklo galimybės, viskas tvarkoji, jeigu
yra poreikis, visą laiką galima paklausti lakūno, vėlgi jo rekomendacijų arba ką jisai galvoja. Tai gali būti ir toks dalykas, kad yra, sakykime, kaip ir minėjau, 2 džentelmenų, sakykime, partija, kad JTACas galbūt užprašys vieno ginklo, bet lakūnas parekomenduos kažką kitko. Ir čia jau vėl nuo JTACo sprendimo bus, ar jisai priims, ar nepriims. Bet iš esmės tą authority arba tą teisę spręsti turi JTACas. Ir jeigu kaip pavyzdį paėmus, atskrido į mūsų oro erdvę vienas sąjungininkų naikintuvas, jeigu turim tą vieną konkrečią priemonę, kokius efektus su ją ir kiek galbūt efektų mes su vienu orlaiviu galime pasiekti? Vienas naikintuvas paprastai niekada neskraido, jie skraido poromis arba netgi ir ketvertais ir taip toliau. Tai priklauso nuo orlaivio tipo, vienas orlaivis ir vėlgi nuo ginkluotės tipo, tai kaip taisyklė, jeigu kalbam apie naikintuvą, tikrai turės patrankėlę ir toliau bus gali neštis arba raketas, didesnės, mažesnės arba bombas, arba miksą, tam tikrą miksą. Tai bet paprastai nešis ko gero bombas ir vienas naikintuvas, jeigu, sakykime, imkim tą tokią standartinę 500 svarų bombą, jisai gali neštis ten nuo 4 iki 8, iki 12, vėlgi priklauso labai nuo orlaivio tipo. Ir tada, jeigu mes kalbam apie A-10, labai nuostabų artimos oro paramos lėktuvą, kuris, sakykime, jau ganėtinai ilgai tarnavęs, tai jisai gali neštis, nežinau, 12 turbūt bombų, plus 1200 su trupučiu šaudmenų 30 mm, kurie puikiausiai siūna visus tankus, šarvuočius ir taip toliau, tai efektas yra tikrai milžiniškas. Jeigu mes kalbam apie bombonešį, kuris ten gali neštis tonom, ten 10 bombų, vėlgi mes galim padengti labai didelį plotą ir netgi galima sudėlioti taip, kad bombos nukristi tam tikrą, nežinau, pattern vadinamą angliškai, tai tam tikrą formą, galim trikampį padaryti, nežinau, inicialus. Aš čia juokauju, aišku, bet galimybė yra tame, kad tu gali turėti vienam rajone daugybę skirtingų tų DMPS vadinamų, Design Mean Point of Impact, ir tada į kiekvieną tą taikinį pasiūsti po bombą. Ir vienu praėjimu ten gali išmesti bomboneštis ant 20, 30, 50 bombų, kurios sveria nuo 500 svarų ten iki 2000 tonų. Iki 2000 svarų, atsiprašau. Įprastai mes kalbame apie jungtinės operacijas ir Daliau, gal tu galėtum pakomentuoti, kodėl, jeigu mes turime operacinį kažkokį planą, sumanimą operacijos bendrame ugnies paramos plane, kodėl kaip efektą pristatoma sistema turėtų būti arba yra pasirenkama artima oro parama vietoje, paimkim, paprastų minosvaidžių taktiniam lygmenį ar antžeminės artilerijos. Tai iš principo tai yra vienas iš pajėgumų, kuris neįsprendžia visų problemų, bet gali įspręsti labai daug problemų. Judančius taikinius neutralizuoti. Taip pat galim žymėti su lazeriu ir užvesti tas bombas. Tai jungtinės operacijos to ir yra nuostabios, kad tu priešui sukuri daug dilemų, į ką man fokusuotis, nuo ko gintis. Dienos pabaigoje jisai žiūri, 20% patyriau nuostolių nuo keso, 20% patyriau nuo artilerijos, 20% nuo prieštankinių, jų įvyškės, dronai dar savižudžiai pasileido kasas ir pradėjo žudyti mus, dar kažkas iš šalies ir priešas nežino, į ką fokusuotis. Kai tu jį neutralizuoji iš daugelio kampų, jisai nežino, ką targetinti. Tai vienas iš prioritetų yra, kuo daugiau ginklų naudoti ant priešo ir jisai nebežinosi, nuo ko gintis. Taip pat kesas yra tuo nuostabus, kad tu gali sukurti planą ir integruoti jį į manevrą bendrą. Tai yra nesvarbu, artilerija šaudo, nestabdai, integruoja kesą į artileriją, į manevro planą, tai yra su artilerija kartu. Dronai sukas, nesvarbu, integruoja juos, pakeli naikintuvus tiesiog aukščiau arba sraigtasparnius, nustumi šiek tiek toliau ir jie naikina taikinius tuo pačiu metu. Labai paprastas, sąlyginai labai paprastas priešo ir efektyvus naikinimas. Tai tą planą detaliai, kai pasižiūri, ką kitos funkcinės sritys daro, tu greitai judančius orlaivius gali pastumti į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn ir bendrai su visais pajėgumais naikinti priešiškas pajėgas. Kas dar man labai patinka, kad yra tas tarpusavio sutarimas su pilotais, kad jie tavim pasitikė ir tu jais pasitikė. Ką tu jiem nurodai, jie tą padarys ir jie žino, kad ko jie pas tavį requestina, arba ko tu jų requestini, tai yra įgyvendinama ir tai yra sąlyginai saugu, kiek tau leidžia tavo žinios. Tai tas piloto ir JTACo pasitikėjimas yra, sakyčiau, praktiškai beribis.
vieni ir kiti deda ant korto savo gyvybės, nes tau pilotas gali nuo tavęs mesti bombą 300 metrų atstumu. Nuo manęs yra F-16 šaudęs maždaug apie 320 metrų taikos metu šaudyklui su savo 20 mm patranka. Ir tas jausmas yra, kai tu pasitikė pilotų 100%, A10, kai šaudė Kazlų Rūdos poligone. Virš galvų eina, visi pasitikė, nes jie žino, kad jie profesionalai. Taip pat pilotai tavim pasitikė, kad tu profesionalas, kad tu nurodai ten, kur yra taikinys. Ir niekam nereikės eiti aiškintis po to, ką tu čia padarai. Aišku, būna tų situacijų, kur nežinai, kaip čia dabar padaryti, bet mes turim tą warm and fuzzy, šiltai ir jaukiai jaustis jausmą. Kai tu pasieki tą lygį, kad tu 100% esi įsitikinęs, kad čia viskas yra ok, tada jau duodi clear hot, naikinam taikinį. Ar turi savo kažkokį mėgstamiausią lėktuvą, su kuriuo yra tekę dirbti? Tai čia yra labai sudėtingas klausimas, bet gal ne Džeitakui. Tai mano A10, pats mėgstamiausias lėktuvas. Martynui pačiam? Man būtų labai sunku išskirti, nes, nežinau, pradedant sraigtasparniais atakos, baigiant AC-130 gunshipų, tiek bombonešiai, savitas jų labai, kiekvienas jų turi savo savybės, kurios labai man patinka. Šiaip orlaiviai man aplamai yra labai gražus kūrinys žmogaus. Paimkime F-16, jis šypsosi, F-18 toksai galingas, stiprus atrodo, Top Gun, visi matė mane, kaip kai skrenda. Ten F-35 vėl toksai kumpas, na ir čia galima būtų tęsti be galo. Naikintuvai, šitie bombonešiai tie patys irgi nuostabu. Tai nežinau, vieną labai būtų sunku išskirti, norėčiau, kad jų būtų kuo daugiau ir kuo daugiau vienu metu, kad turėtum didesnę dilemą juos integruoti ir daugiau efektų pasiekti tą pačią sekundę arba per keletą sekundžių. Jeigu norėčiau tapti Džeitaku, kur man reikėtų kreiptis dar? Tai iš principo bent jau oro atakos valdymo grupės kiekvienais metais vykdo atrankas. Mes turim Instagramo puslapį, tai TACP LTU ar Lithuanian TACP, dabar tiksliai neprisimenu, gali pasižiūrėti Instagram'e ir ten keliam iš pratybų nuotraukas ir taip pat skelbiam apie atrankas. Tokiu tikslu ir buvo sukurtas tas puslapis. Tai ten kontaktai visi yra sudėti ir gali tiesiog e-mailus parašyti. Šiais metais vykdėm 2 atrankas. Toli gražu ne visi praeina tą atranką. Toli gražu, kaip pavyzdžiui, turėjom, man atrodo, 10 ar 11 pretendentų pasiėmėm, 2 ar 3, dabar tiksliai nepasakysiu. Nes tos savybės, tu ne tik turi būti iš savęs, kaip čia trumpai pasakius, kietas. Ne tik naviguotis, bet ir komandinis žaidimas. Kaip tu su komanda bendradarbiauji. Ir tą parą atrankos mes bandom pačiupinėti to žmonės, pasižiūrėti, kaip jie komandiškai dirba, kaip jis individualiai atrodo. Galbūt dar esi per silpnas, galbūt tu tiesiog nesugebi savo pozicijos nustatyti, galbūt į stresą labai smarkiai reaguoji, kur situacijose, kuriuose nereikėtų, o ten, kur reikėtų reaguoti į stresą ir priims sprendimus, tu atsileidęsis. Tai tiesiog kaip žmonės atsirenka. Ir čia nėra toks standartas, mes reikalavom būtent šitų savybių. Kiekvieną žmogų mes stengiamės pačiupinėti, daug žmonių į atrankas neįmam, dažnai būna taip, kad atrankoje dalyvauja daugiau tų testuojančių žmonių, negu atrankos dalyvių. Kad kiekvieną pačiupinėti, pasižiūrėti, kaip jisai atrodo, kaip ką. Ateikite į atranką, pasižiūrėsit. Ir jeigu kalbėtum skaitai apie oro atakų vadovus, apie Džeitakus, Martynai, kodėl tavo manimo skirtai jūs esate svarbus kariuomeniai Lietuvai? Ko gero, ne tik kariuomeniai Lietuvai, bendraja prasme, karinė profesija yra svarbi ir pastebėta kaip lemianti nemažą sėkmę mūšio lauke arba galinti nulemti nemažą sėkmę mūšio lauke, dėl to, kad mes esame tie tokie jungikliai arba jungtukai, nežinau kaip tiksliau čia įsireikšti, tai tas jau pats terminas pasakymas joint iš savęs karinė kalba reiškia, kad tai yra daugiau negu viena pajėgų rūšis. Pajėgų rūšis, sakykime, oro pajėgos, jūrų pajėgos, sausumos pajėgos, Lietuvoje dar ir spec pajėgos. Tai ir nuolatinė dilema, kas yra geriau, ar geras pėstininkas su šiek tiek oro pajėgų žinių, ar atvirkščiai. Tai, sakykime, tas ir yra svarbu, kad šiuolaikinė mūšį nei viena pajėgų rūšis nekariaus atskirai viena ir jie neturės atskirai kiekvienai pajėgų rūšiai keliamų tikslų.
tie tikslai daugiau mažiau persidengs arba turės vieną kitą efektą. Jeigu oro pajėgos daro kažkokį tai antskridį, net nebūtinai, sakykime, tokį, kuriam reikia JTAC, jos tai darys tam, kad paveikti priešo kažkokią tai stipriasias pusės, kad vėliau pėstininkai arba jūrų pajėgos galėtų vykdyti savo užduotis. Tai, o mes esam tas toks jungiantysis faktorius, kuris turbūt geriausiai, pasakysiu labai drąsiai, turbūt JTAC geriausiai išmano visų pajėgų rūšių naudojimo taktikas ir procedūras ir sugeba išversti, sakykime, mėlynų, kas, sakykime, būtų oro pajėgos kalba žaliesiams, kas būtų sausumos pajėgos ir atvirkščiai. Tai tame yra visa, kad ugnies galia yra tada didžiulė, kada jinai yra jungtinė. Ir tada ir ateina tas JTACas, kuris apjungia visas tas ginklų sistemas ir skirtingas pajėgas. Super. Kolegos, ačiū už pokalbį. Ačiū Jums labai. Ačiū.